kūrybinis procesas nuolatinis buvo toks. Nuolat susikaupus ir radus laisvą minutę kažką prisėsti ir įamžinti, ar kažkokią mintį, ar kažkokią idėją. Atsimenu, kad mama tikrai sėdėdavo, išeidavo miegoti, mama prisėsdavo ten prie savo darbo stalo ir aš taip suprasdavau, kad čia tik tai pradžia jos darbo. Dažnai dar kas ją lydėdavo, tai jai tai padėdavo tam susikaupimui ir užsidegdavo žvakutę. Ta žvakutė irgi būdavo tokia labai natūrali jos ir stalo, jos daiktų. Tokios daiktų visą laiką rasdavo vietą ir degdavo, tą irgi puikiai atsimenu. Taip, jau šitas lagaminas keliavo į Ameriką, čia yra atvežta grįžusio paroda iš sausio mėnesį Pasaulio lietuvių namuose vykusios parodos. Ir įdomu tai, kad šitas lagaminas yra keliavęs į Ameriką jau 2 kartus. Nes pirmoji paroda įvyko 1999 metais ir buvo eksponuota tada Balčeko lietuvių kultūros centre. Tai simboliškai jau 2 kartus yra suskraidžius per šitas lagaminas yra skraidęs per Atlantą. Šis mūsų pasakojimas apie iš mažosios Lietuvos kilusią šviesaus atminimo dailininkę grafikę Evą Labutytę, savo kūrybą ir visą gyvenimą paskyrusią gimtajam kraštui. Šimtuose jos meno darbų įamžintas autentiškas, jautrus žvilgsnis į senosios Prūsijos ir išnykusios prūsų tautos palikimą, liuteroniškuosius rytprūsius, kuriuose persipynė lietuvių ir vokiečių kalbos ir kultūra, kur kūrė Martynas Mažvydas, Danielius Kleinas, Kristijonas Donelaitis, Vydūnas, Eva Simonaitytė, kur vis dar tebestovi senosios evangelikų liuteronų bažnyčios ir kažkas dar mena senųjų Klaipėdos krašto gyventojų šišioniškių tartus žodžius. Mes įvažiuojame į Klaipėdos kraštą, į Mažąją Lietuvą. Tai yra žemė, kurioje gimė ir užaugo Eva Labutytė. Ir šis kraštas jai buvo visada labai brangus. Bet didelę gyvenimo dalį jį praleido Vilniuje. Kęstuti, ten ir jūsų šeima gyveno, bet ar dažnai atvažiuodavot į Mažąją Lietuvą su mama? Tikrai dažnai. Turbūt nuo mažumės, kiek save atsimenu, nebuvo nei vienos vasaros, kada nevažiuotume į Klaipėdos kraštą. Ir per metus, tai turbūt ir ne vieną kartą važiuodavom kaip visa šeima, o jinai pati ir lankydavosi dar dažniau turbūt įvairių progų metu. Važiuodavom automobiliu ir man tas vaizdas įstrigęs iki šių dienų. Tie turbūt keliai, kurie tokie apsodinti dar iš ankstesnių laikų, galingi medžiai abiejose pusėse ir kurie mesdavo tokį šešėlį ant kelio ir tokią apsauginę funkciją kartu turėjo. Ir kartu man tokia vizualiai labai gražiai atrodė. Tai man tas kraštas labai taip asocijuosi su tais keliais, ar kai dar vadindavau dar nuo vokiečių laikų išlikusiais tais keliais. Šiaip važiuoju į tą kraštą, tokia kažkokia ypatinga nuotaika. Iš karto susiformuoja, nežinau, tos lygumos, tas rūkas, kuris formuojasi, miškai tokie tankus. Kažkokia man tokia čia ypatinga ta atmosfera. Ir mes važiuodavom dažniausiai, greičiausiai, aišku, važiuoti iš Vilniaus autostrada, bet kažkaip tėvai labai dažnai rinkdavosi kelią važiuoti palei Nemuną, Panemunę. Būtent ir, aišku, ir pati ta Panemunės kelių važiuojant palei Nemuną, graži ir ta Lietuvos dalis, bet irgi važiuojant jau nuo Smalininkų į Mažąją Lietuvą. Tai jau būtent tas toksai landšaftas toks atrodo savotiškas. Ir aišku, tie pastatai, kurie net ir sovietmečių tokie, jie vis tiek išsiskirdavo, nors jau apleisti būdavo, bet ta savo tokia architektūra ar kitoniškumu kažkokiu. Ir aišku, draugai tada, kur tėvai bendraudavo, tokie žmonės, kuriuos aplankydavom, tai pas visus būdavo smagu užsukti. Ir čia tos Klaipėdos krašte tokios tradicijos būdavo, tam būtinai tokio
klaipėdietiško pyrago vaišindavo, tai ar kavos visą laiką kviesdavo išgerti. Kažkokios irgi tokios tradicijos išlikusios dar iš anų laikų. Eva Erika Labutytė gimė 1938 m. balandžio 15-ąją Begėdžių kaime Šilutės krašte, istoriniuose Rytprūsiuose. Nors nuo 1923-ųjų Klaipėdos kraštas priklausė atkurtai Lietuvos valstybei, tačiau šio krašto žmonės save laikė klaipėdiškiais ir tapatinosi su senaja Rytprūsių tradicija ir gyvenimo būdu. Evos tėvai, Katerina Ragaišytė ir Fricas Labutis, buvo kilę iš Šventvakarių ir Begėdžių kaimuose gyvenusių lietuvininkų liuteronų šeimų. Ir užrašas labai gražus, gal iš kokio giesmių knygos giesmyno. Kaip tyliai ilsis visi palaiminti. Nuo Vilkyčių pasukome tokiu miško keliuku ir visai netoliese priešais yra Begėdžių kaimas, kur mama ir gimusi buvo. Ir čia esam kapinaitėse vidury miško. Kuo jos yra svarbios? Čia yra Begėdžių kaimas, kuriame gimė, artimiausios kapinaitės ir čia ilsisi visi protėviai mamos. Labučių šeimos, taip? Čia yra Labučių šeimos kapai. Tai tie kapai, tokie matot, kokie čia yra įspūdingoj vietoj. Pati ramiausia vieta turbūt kokią galima surasti. Ir jo, čia ta vieta irgi tokia mamai buvo svarbi. Jinai čia atkūrė tokia kaip ir paminkliuką, lentą pastatė tokį atminimo. Tai čia ir galima dar ir mes. Ir aš galiu ir savo vaikus atvesti, parodyti, kur tie mūsų protėviai palaidoti ir čia tos vietos, iš kur mama kilus. Begėdžių kaimas, kurie irgi labai tas brangus pavadinimas būdavo ir vienos savo jubiliejiniai parodoj yra net ir tokia pradėjo savo tą pristatymo kalbą, kad esu iš Klaipėdos krašto, Šilutės rajono, Begėdžių kaimo. Ar negražu? Tai tas toks irgi su pasididžiavimu labai, su tokiu taurumu visą laiką tą savo kilmę iš mažosios Lietuvos pabrėždavo. Tai gimk mano ranką gražiausia giesmė. Taip, tai ir populiariausia. Taip. Populiariausia? Jo. Čia tokia beveik po himno antra. O ta eilutė gražus dangau, tai čia mamos mintis buvo įrašyti? Taip, mamos idėja, jinai patiko šitą sentenciją. Čia turbūt giesmės žodžiai. Iš giesmės, taip, eilutė. Yra ciklas 88 metais sukurtas, tai yra prūsų atminimui. Pirmasis darbas ir yra būtent su varpu, kuris ir simbolizuoja, kad tuo metu vėl pradėta kalbėti, čia tas jau nepriklausomybės kažkokios užuomazgos. Ir tas varpas, kad jau vėl mes skambinam, kreipiamės į tautą ir pradedam kelt, reiškia, iš užmaršties tą prūsų tragiško likimo temą. Čia yra irgi atvaizdas maždaug toks, jų tragiško likimo, kaip užkariautai negailestingai iškirpdavo, kaip ateidavo, iškirpdavo iš teritorijos ištisą žemės gabalą ir tokia likdavo tokia visiškai tuščia nieko, reiškia, savyje nebetalpinanti erdvė juoda ir toks tragizmas irgi simbolizuojam tą prūsų istoriją. Tai mano, pažiūrėjau, šitas darbas tai kažkaip man labai dera su tuo, kas tiktų, sakykime, tam kontekstui, kas vyksta šiandien Ukrainoje.
Karas negrįžtamai pakeitė Labučių šeimos, kurioje augo vos kelerių metukų Eva, gyvenimą. Po 1939 anšliuso Klaipėdos kraštas buvo Trečiojo reicho dalis, o krašto vyrai privalėjo kariauti Hitlerio pradėtame kare. Kaip ir tūkstančiai klaipėdiškių, Evos tėvas Fricas Labutis buvo pašauktas į Vokietijos kariuomenę. Mamos tėvas anksti irgi jau, sakykime, kaip dar jaunas žmogus karui atslinkus buvo paimtas į kariuomenę, o jau po kariuomenės jisai liko gyventi Vokietijoje. Jos vaikystė jau prabėgo Klaipėdos rajone ir prie Klaipėdos gyveno tam tokiam Baukštininkų kaime, tuomet dar vadinamam Karališkiam. Eidavo jau kaip vaikas, jau lankė tada Plikių mokyklą, kuri buvo už kokių kelių kilometrų. Tam jos irgi turbūt kaip asmenybei, manau, turėjo daug irgi įtakos tam Plikių parapijos veikla. Tuometinis kunigas Ansis Baltris tikrai buvo tokia asmenybė, kur irgi tuos vaikus tikrai įkvėpdavo, sakykime, tokiam aukštesniam tikslui. Eva Labutytė buvo konfirmuota Plikių evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurią jau būdama dailininkė vėliau pavaizduos savo darbų cikle skirtame Klaipėdos krašto liuteronų bažnyčioms. Tuometinis parapijos klebonas Ansas Baltris buvo vienas iš keleto karo metais Lietuvoje likusių ir liuteronų bažnyčioje tarnavusių kunigų, kuriam teko patirti sovietų režimo persekiojimus. Tai mes turime irgi ciklą įvairių, evangelikų liuteronų bažnyčių. Bent 10 bažnyčių ciklas, tai čia kas irgi kiekvienam būdingai atsispindi, tai yra ne tik tas pats atvaizduotas pastatas arba jo net ir interjero kažkokios detalės, bet ir yra irgi surinkta istorija, yra pateikta, kas dirbo, kas kunigavo, kada pastatyta. Tokia trumpa istorija, ir aišku, vėlgi viskas suvesta į vieną kažkokią meninę formą. Čia Saugų bažnyčios atminimo lenta visiems žuvusiems pirmajame kare. Ir čia yra išvardinti šio krašto žmonės žuvę įvairiuose kraštuose. Tai matom, čia irgi yra 2 Labučiai, tai čia yra motinos dėdės. Šiaip ta šeima buvo iš tėvo pusės didelė, tėvas buvo vienas iš 12 brolių, ką liudija ir šitą lentą, ir kiti dokumentai, kad 2 Labučiai, tai mamos tėvo broliai, jie kariavo Pirmajam pasauliniam kare ir žuvo. Vienas Lenkijoje, kitas Karpatuose. Beje, tą patį 15 metų gegužės mėnesį. Visai šalia vienas kito. Taip, jo. Skirtingose vietose atlikimai taip. Ir labai įdomu, nes tokios lentos yra iš tiesų visose beveik liuteronų bažnyčiose ir galima daug ką sužinoti apie giminių istoriją čia šiam krašte gyvenusių. Ankstyvoji dailininkės jaunystė buvo kupina sunkių išbandymų, randų formavusių stiprią asmenybę. Karo metais nutrūkę ryšiai su tėvu, sunkus gyvenimas sovietų okupuotoje Lietuvoje, krašte, kuris buvo siejamas su sovietų okupacinio režimo nekenčiamu vokiškumu, galiausiai ankstyva motinos netektis, padėjusi simbolinį tašką karo ir negandų persmelktoje vaikystės kelionėje. Mamai buvo tada 17 metų, kai neteko mamos ir tada iš principo liko viena tokia, be tėvų. Tėvas, aišku, jisai buvo Vokietijoje ir tada tuo metu nebuvo jokio ryšio, tas ryšys atstatytas buvo, tik tai vėl pavyko susisiekti ten 90-mečio kažkur pradžioje. Tikrai yra stiprus išgyvenimai ir jie ir formuoja asmenybę ir kartu jie, kadangi tokį turi sunku tokį emocinį krūvį, tai jinai nebuvo tas, kuris
pasakotų labai daug, ta prasme, turbūt daugiau jinai laikė savyje tą, jinai matė, kaip vat, jau po karo arba kaip jau naujas režimas, kaip jisai žiūri į tos vietinius gyventojus, kaip niokoja tą įvairų, sakykime, paveldą, turtą ir koks yra tas niekinantis požiūris, tai jie tikrai tokie yra labai sunkus krūvis. Tuo metu jau atsirado ten 56-8 metais tas buvo judėjimas, kada šaknų turintis to krašto gyventojai su Vokietija, jie galėjo emigruoti pagal tuometinį ten vakarų federacinės valstybės ir Sovietų Sąjungos sutartį. Ir nemažai tų giminių, kur dar buvo Lietuvoje mamos giminių, jie emigravo. Ir aišku, kvietė kartu vykti ir mamą. Bet jinai kažkaip jaunas žmogus apsisprendė, kad jinai nemato savęs kažkur kitur ir kad jinai priklauso šitai žemei. Po repatriacijos, kai dauguma pokarių Klaipėdos krašte dar gyvenusių senųjų gyventojų išvyko į Vokietiją, Evos taip mylimas kraštas net pažįstamai pasikeitė. Tačiau būsimoji dailininkė liko. Baigusi Plikių 7-metę mokyklą, pasirinko mokytojos kelią ir studijas Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, istorinėje Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Po studijų dirbo mokytoja Kurmių 7-metėje mokykloje, vėliau Saugų vaikų namuose. Mano sesuo mokėsi Klaipėdos pedagoginiai mokykloje. Vienas iki mamos paprašė, sakė, mama, ar aš galiu atsivežti, praleisti vasarą, kad pas mus pagyventų viena, mes kartu mokomės pedagoginiai ir kad pas mus, ji yra našlaitė, reiškia, mama, tai gerai, tegu. Ir atvažiavo pas mus ir Ieva Labutytė. Tai man tada buvo 17, o jai 18, bet ji buvo tokia, ta prasme, labai gyvybinga, tokia betarpiška, tokia paprasta, daug žinanti, šviesia asmenybė, man kaip periferijos gyventojų Tauragiškiai. Aš atsimenu Ieva Labutytė su mano seserim nupiešusios pelėdas. Editos pelėda ir jos pelėda. Ir tos pelėdos man vienodos, abi labai gerai piešė. Ji visiems patiko. Tokia betarpiška, neužrietusi nosė, žinai. Ir graži buvo. Labai jinai stebėdavo tą aplinką ir tą dailininko akis pamatydavo įvairius įdomius dalykus, kur mes kitą kartą gal praleidžiam pro akis ir mums netrodo kažkas ypatinga, bet jinai pamatydavo tą grožį arba kažkokį tai labai įdomų aspektą. Tai viena, ar tai būtų kažkoks gamtos epizodas, ar tai būtų kažkoks net ir ar technikos, sakykime, koks nors techninis daiktas, kur jinai ten bekeliaudavo, ar čia po Lietuvą, ar teko jai ir pabuvoti ir Norvegijoje, ar Vokietijoje, Amerikoje. Tai jinai fiksuodavo tuos dalykus ir gal mes šiuo metu tai turbūt įsitraukiam mobilų telefoną, jinai įsitraukdavo tą savo užrašų knygutę. Ir to užrašų knygutė, jinai tikrai labai gražiai piešia, fiksuodavo ir tokie jos eskizai. Įamžinti tose knygutėse, turbūt vienam ar kitam pavidale, kažkuriam ar kitam darbe, po to įgaudavo jau tada tą formą ir jinai, kuri būdavo panaudojama jau konkrečiuose darbuose. Saugos svarbios mamai ir tuo, kad Saugos yra vaikų globos namai. Jau buvę vaikų globos namai, kuriuose jinai turėjo vieną iš pirmųjų tų paskirimų, nes jinai buvo baigus Klaipėdos pedagogijos mokyklą ir čia buvo paskirta dirbti Saugų vaikų namuose. Ir jos gyvenime irgi buvo labai toks svarbi šita vieta ir ta pirma darbovietė ir tas santykis ypatingas su tais vaikais. Iš tikrųjų, ta auklėtinių buvo labai tokia mylima ir tikrai ją vertino ir aplinkiniai.
sulaukėję, be meilės, užsibarikadavę prarastos mamos ilgesio sielą, mes neprisileisdavom arti nė vieno, bet aš ją įsileidau. Pati našlaitė ji sugebėjo suprasti, kodėl staiga pravirkdavau ir nubėgdavau slėptis, kai ji mėgindavo paglostyti ar priglausti. Tik 8 metais vyresnė už mane, ji negalėjo man būti nei mama, nei draugė, bet tapo ir tuo, ir kur kas daugiau. Ji padovanojo man Grygą ir Degutytę, išmokė svajoti ir siekti, stengėsi išgydyti nuo nepilnavertiškumo jausmo ir pasiaukojamai traukdavo iš juodų nusivylimo duobių. Vaikų namuose aš užaugau, bet mano sielos namai buvo ji. Buvo gana sunku dirbti su tokiais vaikais, nes jie tikrai netekę namų, neturėdami tėvų, buvo ypatingai jautrus, labai uždari, bet kiek teko skaityti iš įvairių jos auklėtinių atsiliepimų ir laiškų, susirašinėjimo, tai iš tikrųjų jinai sugebėdavo atidaryti tos žmonės, sugebėdavo prakalbinti, sugebėdavo pasiekti tai, kad jie irgi galėtų dalintis savo išgyvenimais. Kai aš mokykloje, man norisi būti pedagoge. Gera, tikra. Kažką kažkam palikti. Gėrio, grožio ir tiesos daigus. Šis pašaukimas Eva lydėjęs nuo jaunų dienų, jos neapleis ir vėliau. Tačiau susikrovusi seną lagaminą, 23 metų mergina iš Saugų iškeliauja į Vilnių. Prasideda dailininkės kelias. Vienas iki Vilniui, žiūri jie, oi, labas, ką čia veiki, nesakysiu. Paslaptis, nusakau, Ieva, ko dabar bijai, žinai, o aš jau mokiausi Vilniui, va, kultūros švietimo technikų, bet čia netoli, va, Žemaitijos gatvėje. Ir paskui sužinau, jie atvažiavo stoti į Dailės institutą. Nu, Bet nedrąsu buvo prisipažinti. Nedrąsu jai buvo pasisakyti, nes tai buvo kokie 63 metai. Nu ir ką, ir paskui dažniau susitikdavau, sakė, įstojau į grafiką. Nu. Jo, čia yra iš ciklo Mažosios Lietuvos kultūros veikėjai, tai 71 metai. Turbūt galime juos laikyti tais metais, kada pasiryžta grinai dedikuoti savo kūrybą mažai Lietuvai. Šiame cikle yra 6-7 darbai, kurie būtent ir įamžina tos Mažosios Lietuvos kultūros didvyrius, kurie prisidėjo, sakykime, tiek prie šios Mažosios Lietuvos kultūros, bet nemažiau reikšmingi buvo ir visos Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos kultūros raidai. Kaip dailininkai, tas temos atsiradimas, Mažosios Lietuvos temos, prūsų temos jos kūryboje, tas turbūt susiformavo jie iš karto baigus Dailės institutą, šiuo metu ta Vilniaus Dailės akademija. Po Dailės instituto jau pradėjo dalyvauti parodose, bet 71 metais tokia paroda vyko Klaipėdoje, Mūsų jūra. Tai jinai šiai parodai irgi, kas ją išskyrė jau tuo metu, jinai pasirinko pateikti ne kažkokius peizažus ar ten kopų ar jūrų, jinai pasirinko kalbėti ir atvaizduoti Mažosios Lietuvos kultūros veikėjus. Darbai Martynui Mažvydui, Vidūnui, Simonaitytei, kitiem vėliau atsirado ir darbai grinai prūsų kultūros veikėjai, Abiliui, Viliui, Rapolioniui. Tai va čia ta pradžia, kuri turbūt tada pajuto, kad va čia jos yra ta dedikacija, tema. Tokie 30 jos kūrybos yra dedikuoti būtent Mažosios Lietuvos kraštui.